Šiandien kalbėsim apie Revite daromas projektuotojų klaidas ir sprendimus, kaip jų išvengti. Turiu nei daug, nei mažai apie 30 skaidrių, tai bandysim spėti į valandą. Prašau klausimus rašyti arba čate, arba Q&A skiltyje. Rašykit bet kuriuo metu ir aš pagal galimybės atsakysiu arba webinaro gale, arba jeigu bus į temą, žodžiu, galėsiu ir realiu metu atsakyti. Bet šiaip klausimams numatytas laikas yra webinaro gale, bet rašykite tikrai bet kuriuo metu. Tai aš esu Monika, esu architektė, dirbu su BIM projektavimo įranga, su BIM projektais, taip pat vedu Revit mokymus jau 8 metus. Ir jeigu jums patiks webinaras, patiks mano mokymo stilius ir norėsit pasikonsultuoti arba dalyvauti mokymuose, pradėti naudotis Revitu, tai kviečiu susisiekti nurodytais kontaktais, pažiūrėsim, kuo galim padėti. Taip pat rytoj jau startuojam su mokymais Revito baziniais ir gale webinaro taip pat papasakosiu daugiau, kokius papildomus mokymus mes organizuojame. Taip, tai Revitas tai yra programinė įranga projektavimui ir dabar dažniausiai naudojama BIM projektuose. Ir būtent šito webinaro metu pamatysite didelį pliusą Revito, kaip jis mums gali pasitarnauti, kai yra parengtas teisingas modelis ir kai informaciją galima panaudoti ateityje, pakartotinai ir optimizuoti savo darbo procesus. Tai išskyriau, taip, tai čia mokymai, pakalbėsime apie mokymus dar vėliau. O dabar tada pradėkime nuo 10 dažniausiai pasitaikančių klaidų dirbant su Revit programinė įranga. Tai jeigu ieškosit informacijos internete, tai informacijos yra tikrai be proto daug. Yra ir pradedančiųjų klaidos, ir klaidos modeliavime, brėžinių rengime ir panašiai. Tai kaip ir minėjau, aš stengsiuosi apžvelgti tas klaidas, kurios pasikartoja ir kaip paruošti tą projektą, kad mes optimizuotume savo darbo procesą ir gautume iš Revito daugiausiai naudos. Tai pradėsiu nuo pirmos klaidos ir nuo pirmo svarbiausio dalyko Revite, tai levelių. Tai leveliai yra modelio pagrindas ir jeigu leveliai yra teisingai sustruktūruoti, sukurti, tuomet mums lengva valdyti ir patį modelį. Tai leveliai pirmiausia nurodo mums altitudės, kuriuose bus elementai. Tai čia ne tik kad turime aukštų struktūrą, pirmas, antras, trečias aukštas, stogas ir panašiai, bet realiai viską modeliuojame leveliuose, ar ne? Kiekvienas elementas Revite priklauso kuriam nors leveliui. Tai pirmiausia, startuojant projektą, reikia pasidaryti levelių struktūrą. Leveliai rašys yra pagrindiniai elementai, nuo kurių mes pradedame modeliuoti. Ir į kiekvieną levelį mes dedame elementus. Tai pradedam nuo sienų, grindų, stogų, pagrindinių pastato elementų, paskui eina interjero elementai, baldai, santechnika, įranga ir panašiai. Ir nuo levelių tvarkingumo priklauso mūsų vaizdų struktūra. Apie vaizdų struktūrą kalbėsiu vėliau kitose skaidrėse. Ir kai yra tvarkingi leveliai, mums lengva susidėti ir vaizdų struktūrą. Ir kai modeliuojame, kiekvienas elementas turi būti priskirtas į atitinkamą levelį, nes vėliau kiekvieną elementą mes galime filtruoti pagal
pagrindinį šitą parametrą, tai levelį, atskaitos levelį, atskaitos aukštą, kuriame jis yra, ir pagal tai mes gauname kiekių žiniaraščius. Tai viena iš klaidų būna ta, kad tiesiog leveliai pačioje projekto pradžioje būna nesukurti ir, pavyzdžiui, visi elementai būna ant level 1, pridėti level 1 altitudėje, ar ne, ir paskui koreguojami ir kilnojami pirmyn atgal į kitus levelius. Tai mes čia gauname nelabai teisingą informaciją, nes tiesiog reikia rankiniu būdu sužiūrėti, kur tie elementai nukeliauja, ir jeigu praleisime kokį nors elementą, jis gali būti padėtas ne tame levelyje, kuriame reikia, ir automatiškai gaunasi klaidos kiekių skaičiavime ir žiniaraščiuose. Taip pat ir grafiniuose nustatymuose ir brėžinių rengime, nes tiesiog nustatant, pavyzdžiui, filtrus ir kitus parametrus, kur mes norim pasižiūrėti kitoje, pavyzdžiui, sistemoje, kokie elementai yra tam tikrame levelyje, mes galime matyti ne viską arba matyti neteisingą informaciją. Tai leveliai yra viso modelio pagrindas ir turime startuoti su teisingais leveliais. Taip pat viena iš klaidų, kai mes keičiam levelio altitudę, tai turėkite omeny, kad keičiant levelio aukštį, elementai važiuoja kartu su leveliu. Ne visi, nes yra freestanding families, ar ne, ir yra šeimynos, kurios turi atskaitos tašką būtent priklausančią nuo levelio. Tai jeigu mes turime sieną ir keisime levelio aukštį, tai siena važiuos aukštyn arba žemyn kartu su leveliu. Taip? Ir tiesiog tada visas mūsų modelis arba į viršų, arba į apačią važiuoja ir gaunasi geometrijos neatitikimai, o su tais neatitikimais automatiškai mes gauname klaidas ir kai kurie elementai iš viso gali netgi išsitrinti, pranykti arba atsistoti į neteisingą vietą. Tai levelio altitudės keitimas laikomas labai stipriu modelio pakeitimu ir jį galima daryti kritiniu atveju ir būtinai sužiūrėti, ar visi elementai liko tose vietose, kur ir turi būti. Tai dėl to labai svarbu levelius susikurti teisingai iš pat pradžių. Tai antra klaida, tai neteisingos šeimynų kategorijos, pavadinimai ir parametrai. Tai parašiau keletą pavyzdžių apie Revit šeimynas, kaip jos gali būti neteisingai naudojamos. Tai neteisingos šeimynų kategorijos tolygų blogi žiniaraščiai ir bloga dokumentacija. Taip pat labai apsunkina modelio skaitymą, jeigu mes perduodam kolegoms arba netgi patys modeliuojam, pamirštam, kaip dublikavom šeimynas, kokius pavadinimus priskyrėm ir parametrus, ir po kažkiek laiko priėjus atgal prie to modelio sunku atrasti reikiamą informaciją ir patikrinti klaidas. Ir taip pat pačią modelio peržiūrą tikrai apsunkina neteisingas šeimynų naudojimas ir susikirtimų patikrą, nes mes tada per susikirtimų patikrą negalim matyti tikrųjų, tarp kokių kategorijų, tarp kokių elementų iš tikrųjų kertasi, kokie elementai vienas su kitu kertasi, ar ne, mes tada gaunam neteisingą informaciją. Viena iš klaidų tai yra šeimynos kategorijos nustatymas. Tai šeimynos kategorijos yra nustatomos per šeimynų redaktorių, būtent atsidarius pačią šeimyną. Šiuo atveju galite matyti, tai yra sofa. Ir turim Family Category and Parameters lentelę, kurioje nustatyta, kad šita sofa yra generic models, o ne furniture. Tai, pavyzdžiui, rengiant brėžinius, jeigu norim turėti baldų planą, ar ne, tai mes išjungiam, pavyzdžiui, kitas kategorijas, kad kiti elementai nesimatytų, bet matytume, pavyzdžiui, sienas ir baldus. Tai jau šitos sofos nematytume, ji būtų išjungta. Ir
ir taip gautume blogą ir dokumentaciją ir taip pat automatiškai ir kiekių skaičiavimus. Tai būtent atsidarius šeimyną reikia patikrinti, kokios kategorijos tai yra šeimyna ir esant reikalui pakeisti į teisingą kategoriją. Taip. Dar viena klaida su šeimynom, tai yra, kai parsisiunčiame šeimyną iš interneto ir mes turime krūvą, didelį sąrašą parametrų, ar ne, kaip matot pavyzdyje, kurių mums nereikia. Ir įkėlus tokią šeimyną į projektą, peržiūrint mūsų modelį, paspaudus ant objektą, ar ne, mes matysime visą šitą sąrašą parametrų. Tai siunčiantis šeimynas iš interneto, reikia jas išvalyti ir pritaikyti savo reikmėms. Tai vėlgi atsidarius šeimyną per šeimynų redaktorių mes galime tos parametrus koreguoti, ištrinti, pridėti ir tobuliausias, aišku, atvejis, kad pasiliktume tik būtent mūsų projektui reikalingus parametrus ir ištrintume šiuos nereikalingus, kad turėtume kuo mažiau šiukšlinėlio savo modelyje. Taip pat atkreipkite dėmesį, analizuodami šeimynas, ar tą parsisiųstą šeimyną jūs galite redaguoti, nes būna tokių šeimynų, kurios, pavyzdžiui, padarytas iš EFC formato ar iš SketchUp modelių, kurių mes negalime keisti matmenų, nei ilgio, nei pločio, nei aukščio. Jos yra neredaguotinos dydžio atžvilgių, ar ne, ir jeigu mums reikalinga tokia šeimyna, kurią projekte norėsime adaptuoti pagal matmenis, tai reikia susikurti papildomai savo parametrus. Tai viskas vykdoma per šeimynų redaktorių, tada tobuliausia, kad išsaugotumėte šeimyną savo šeimynų bibliotekoje ir naudotumėte ją savo projektams. Na ir duplikuojant šeimynas projekte labai dažna klaida, kad aklai duplikuojama šeimyna ir mes tada gauname klaidas modelyje ir žiniaraščiuose. Čia labai dažnas šitas pavyzdys yra durys, ar ne, kaip matot, ir yra tam tikri durų tipai. 950 ant 210, ar ne, pavyzdžiui, pasirenku šitą durų tipą, įstatau į modelį, toliau modeliuoju, galvoju, kad viskas gerai. O iš tikrųjų, įėjus į šeimynos vidų, galima matyti, kad pavadinimas, tai yra type, kur yra pavadinimas, jis neatitinka realių šeimynos parametrų. Tai čia yra vieta, kurią reikia būtinai patikrinti, nes tiesiog ir kolegos perėmė jūsų modelį, tikrindami, pavyzdžiui, modelį, jie galvos, kad viskas čia yra gerai, o iš tikrųjų viduje mes parametruose galime matyti, kad parametrai yra blogi ir realus šio objekto dydis yra 750 plotis, vietoje nurodytų 950 ant 210 ir aukštis taip pat 220 vietoje 210. Tai nebūtinai šeimynos pavadinimas atitinka tikslius parametrus. Tai ypač aktualu irgi, kai siunčiate šeimynas, patikrinti width, height, length parametrus tam, kad sutikrintumėte, ar tikrai elemento pavadinimas atitinka realų objekto dydį projekte. Taip, trečia klaida. Dirbant su Revitu, tai modeliavimas 2D įrankiais vietoj 2D šeimų. Tai čia pavyzdys, taip pat praeitam webinare kalbėjau apie 2D šeimynas, apie tagus. Tai šituo atveju, kaip matote, yra durys ir durims pridėtas žymuo yra tekstinis elementas. Tekstinis elementas ir tiesiog linijinis elementas, kvadratukas, ar ne? Viskas gerai, jeigu mes ruošiame nedidelį projektą ir mums nereikia nei žiniaraščių, nei kitam vaizde vėlgi uždėti tagų. Jeigu turim vieną brėžinį, neturim pakartotinės informacijos, tai gal ir būtų variantas. Bet jeigu turim didelį projektą, tai tikrai nėra sprendimas, tuo labiau, kad tagai uždedami vienu paspaudimu
tag all doors, pavyzdžiui, ir mes visą brėžinį jau iš karto turim išpildytą, jeigu naudojame 2D šeimynas. O linijos ir tekstai, na, jie labiau skirti lentelėms braižyti ir detalizuoti arba kažkokiams išnašoms ir detalizacijai informacijai, kuri nesikartos niekur kitur, tik tame brėžinėje, tik toje vietoje. Jeigu mes turim informaciją, kuri kartosis, kuri aktuali žiniaraščiuose, skaičiavimuose, mes turime naudoti 2D šeimynas, tagus, kurie atrodo štai taip, ar ne, ir kurie paskui turi tiesioginį sąryšį su elementu ir su žiniaraščiu. Tai kaip matote, yra m.dort tagas. Pasižymėjus šitą elementą mes turim elemento kategoriją dort text, tai yra 2D šeimyną. Mes automatiškai brėžinyje galime iš karto uždėti šitus tagus ant visų durų, ant visų sienų ir langų. Ir į durų žiniaraštį tas kodas automatiškai keliauja ir mes iš karto galime netgi pasižymėti žiniaraštyje eilutę ir modelyje yra highlight and model pasirinkimas ir modelyje matyti, kurioje vietoje modelyje tos durys yra. Tai mes turim atgalinį ryšį tarp žiniaraščio ir elemento ir tarp elemento ir žiniaraščio ir viską matom brėžinyje. Tai šitoje dokumentacijoje tikrai yra didelė vertė naudoti 2D šeimynas, o ne tiesiog sudėti tekstus ir linijas. Tai ketvirta klaida – tai netvarkinga vaizdų struktūra. Čia, tarp kitko, paėmiau realų modelį ir, pavyzdžiui, atsiunčia BIM koordinatoriui kas nors modelį ir paprašo patikrinti, ar modelis geras. Aš tą modelį pirmą kartą matau, aš atsidarau ir matau tokią vaizdų struktūrą. Tai žinot, kaip man rasti tokioje struktūroje informaciją. Tada aš jau turiu per du vaizdus, per 3D žiūrėti, kur čia koks levelis, kokie elementai tose leveliuose. Iš kitos pusės iš karto klausimas, kuris levelis yra pagrindinis, kurie pagrindiniai, iš kurių aš turėčiau turėti floor plans vaizdus, o iš kurių ne, kurie leveliai yra pagalbiniai. Na ir pavadinimai visiškai nestruktūrizuoti ir orientuotis tokiame modelyje yra tikrai sunku. Tai iš karto reikėtų susitvarkyti pavadinimų struktūrą, pasilikti vaizdus tik tuos, kurie yra pagrindiniai ir reikalingi, tų tarpinių levelių, kurie skirti tik elementų altitudei nustatyti, jų nenaudoti floor plans, structural plans ir ceiling plans vaizduose. Ar laikytis pirmiausia tvarkos ir taip pat atskirti darbinius ir švaraštinius vaizdus. Tai darbiniai vaizdai tai yra tie, kuriuose jūs modeliuojat, kur užsislaptinat elementus, kurių nereikia darbui, eskizuojate ir ar ne, ir yra švaraštiniai vaizdai, kuriems jau pritaikyti, pavyzdžiui, grafiniai nustatymai, šablonai, filtrai, tie vaizdai, kurie keliaus į lapus spausdinimui, kad atlikus modelio pakeitimus, ar ne, jeigu reikėtų greitai ištraukti informaciją, jūs galite iškart paleisti spausdinti lapą ir jūsų švaraštinio vaizdo darbiniai vaizdai neįtakotų. Ir, taip, ir viena iš tų klaidų, čia kalbant apie abu modelius, yra, kad visų dalių, kitų dalių modelių, vaizdų ir levelių pavadinimai skirtingi. Na ir lapai sheets yra be numerių ir neteisingais pavadinimais. Čia yra pavyzdys, kaip galima BIM projektuose vadinti vaizdus. Na ir kaip turėtų lapų atrodyti vaizdai, ar ne, kur yra lapų numeriai, pavadinimai, viskas aišku, kurį atsidaryti lapą, kad aš atspausdinčiau reikalingą informaciją, ar ne.
ir būtent vaizdų tvarkingas pavadinimas. Čia yra konstrukcinės dalies pavyzdys pavadinimo ir aš iš karto galiu matyti pagal pavadinimą, kad modelis yra konstrukcinis, kuris tai yra aukštas 00A, tai čia aukšto pavadinimas, pirmas, antras, trečias minusinis aukštas ir aukšto altitude, grindų altitude. Ir šiti pavadinimai, tokia pavadinimų struktūra yra labai svarbi BIM projektuose dėl to, kad kai jūs linkinate, įkeliate arba atsidarote tiesiog kitų projekto dalių modelius, jūs labai lengvai tuomet galite orientuotis jų vaizduose. Tai nes analogiškai, jeigu aš turėčiau architektūrinę dalį, pas mane būtų pavadinimas SA modelis, aukšto altitudės ir įsilinkinus konstrukcinį modelį, aš labai greitai galiu tada susiorientuoti, ar mūsų leveliai sutampa, kur yra elementų atskaitos taškai ir taip laikantis tiesiog levelių pavadinimų struktūros, vaizdų struktūros, daug lengviau orientuotis modelyje ir dirbti didesniuose projektuose. Ypač kai yra projekte kelios dalis, ar ne, konstrukciniai inžinerinių sistemų dalis, kai mes linkinam modelius, tuomet informaciją jau žymiai lengviau nuskaityti, negu kai turim level 1, level 2, level 10, ar ne. Ir dar darbinis, eskizinis spausdinimui ir panašiai pavadintas. Nes dideliuose projektuose vaizdų yra tikrai daug ir juose reikia orientuotis. Taip, 6 klaida, kad nenaudojami pakartotiniai grafiniai nustatymai. Pakartotiniai grafiniai nustatymai tai yra vaizdų šablonai, kur mes galime nustatyti view templates skirtingiems vaizdams, tai tiesiog reikėtų susikurti, pavyzdžiui, view template 3D vaizdams, su šešėliais, su spalvomis, su medžiagų atvaizdavimu, planams, fasadams atskiras šablonas, nustatyti, kaip atvaizduosime sienas, grindis ir panašiai. Ir taip pat filtrai. Architektūroje gal jie yra rečiau naudojami, žinau, kad inžinerinių sistemų projektavime jie aktualesni. Filtrai tai irgi yra tas pakartotinis nustatymas, kai mes galim nustatyti filtrą vaizdui ir tame vaizde išryškinti kitą spalvą arba halftone, žodžiu, pavaizduoti elementus pagal jų parametrus. Tai jeigu mes turim, kaip praėjusią pamoką kalbėjau apie graphic overrides lentelę ir kaip joje nustatyti spalvas elementams, tai ten yra nustatinėjami grafiniai nustatymai būtent elementams pagal jų kategorijas, o filtras ima tam tikrus parametrus. Tai galite matyti šiame pavyzdyje, kad mes turime sieną ir siena turi parametrą mark, o jo reikšmė yra C. Tuomet filtre aš galiu nustatyti taisyklę, kad aš filtruosiu, žodžiu, vaizde sienas pagal mark parametrą, kuris turės savyje C raidę ir nustatau, kad ši siena bus vaizde atvaizduojama rožinė spalva. Tai galima nustatyti įvairių filtrų ir pagal tai detalizuoti jūsų brėžinius. Galima netgi tokiu būdu pasidaryti ir, pavyzdžiui, kur yra esamos sienos, kur yra greunamos sienos, ne? Nors tam mes turim kitą įrankį, tai turim fazes, bet iš principo galima naudoti ir tam, jeigu kalbam apie sienas. Tai dėl to svarbu yra turėti būtent šeimynas teisingoj kategorijoje ir turėti suvestus parametrus, pagal kuriuos mes paskui galime naudoti grafinius filtrus. Toliau 7 klaida, kad worksetai yra naudojami ne pagal paskirtį. Tai worksetai yra skirti bendradarbiavimui centrinėme modelyje, kai dirba komandos.
Tai tas centrinis modelis gali būti patalpintas arba serveryje, arba debesyje ir prie jo jungiasi žmonės tam, kad galėtų dirbti viename modelyje. Tai kaip pavyzdys, serveryje yra pagrindinis centrinis modelis, tada mes atsidarome savo kompiuteryje Revito failą kaip lokalią kopiją ir galime dirbti tame modelyje. Tai darbo procesas būtų toks, kad susikūrėme worksetus pagal tam tikras taisyklės ir modeliuojame. Tai reiškia, kad pasiimame, pavyzdžiui, vienas žmogus modeliuoja išorinės pastato sienas, fasadus ir jis būtent dirba su šita užduotimi. Tai reiškia, kad kiti dalyviai neturi prieigos redaguoti jo elementus ir taip informacija atnaujinama, žodžiu, kiekvienas dirba su savo paskirta modeliavimo užduotimi ir būtent worksetai yra naudojami bendradarbiavimui. Bet worksetai taip pat turi ir grafinius nustatymus, tai jiems galima nustatyti spalvas ir kartais worksetai yra naudojami būtent grafiniams nustatymams, vietoj to, kad būtų naudojami filtrai. Tai su tokiu požiūriu, kad tarsi mes kaip ir sukursime čia kaip layerius lyg AutoCAD'e ir tada priskirsim jiems spalvas ir tada galėsim tą modelį kažkaip valdyti ir panašiai. Tai nėra geras worksetų naudojimas, nes turim kitus įrankius grafiniams nustatymams. Ir turim šeimynų kategorijas ir parametrus, ar ne? Tai jeigu pavyzdys, tai worksetai atrodo taip, jiems galima priskirti spalvas, bet worksetai yra skirti bendradarbiavimui, kad mes matytume, kas modeliuoja tam tikras pastato dalis. Keletas patarimų, kaip naudoti teisingai worksetus. Tai gali būti skirstomi į išorinės konstrukcijas, jeigu architektūros modelyje, į interjerą, tai vidinės sienos, grindys, durys, sklypo planas, arba galima atskirti ir pagal pastato dalis korpusus. Inžinerinių sistemų modeliuose gali būti išskirstomi iš VN elektrotechnikos gaisrinės dalies. Tik atkreipkit dėmesį, kad mes bendradarbiaujame worksetais viename modelyje. Tai dažnu atveju kiekvienas specialistas dirba su savo worksetais, su savo elementais ir sinchronizuoja informaciją į centrinį modelį. Bet vis tiek rekomenduotume ESA modelį ir inžinerinių sistemų modelius, SK modelius turėti atskirus. Čia darbui komandose. Aš esu susidūrus, kad pradedantieji dirbti su worksetais kartais pameta, kas kokį nors worksetą yra pasisavinęs, nes worksetus mes galim pasiimti ir tada joks žmogus kitas negalės prie to elemento prieiti ir jį koreguoti. Tai yra buvę tokiu atveju, kad kažkas išeina atostogų, elementai yra užrakinti, pasiskolinti ir niekas nebežino, kas gali atrakinti. Ne, tai kad jeigu pradedančios komandos dar galėtų įsirašyti, kad, pavyzdžiui, Monika atsakinga už išorinės konstrukcijas. Ne, Laura modeliuoja interjerą, vidinės sienas. Bet čia tik tai pradžiai. Kol išmoksite dirbti su worksetais, nes būna taip, kad yra buvę tikrai, kad pameta, kas buvo atsakingas už tam tikrą worksetą. Aišku, tos worksetus irgi reikia apsirašyti BIM įgyvendinimo plane, kad būtų viskas visiems iki galo 100% aišku. Taip, ką naudoti vietoj worksetų, kad nenaudoti jų grafiniams nustatymams, ar ne, kaip pavyzdyje, nespalvinti modelio. Taip, tai naudoti filtrus, apie kuriuos jau kalbėjau. Galima naudoti fazes.
fazės, tai tada, kai rekonstrukcija, pavyzdžiui, daroma, mes priskiriam esamas konstrukcijas, esamas sienas, esamus elementus existing fazei, projektuojamus new construction ir greunamos demolished fazei ir taip galim valdyti taip pat tos grafinius nustatymus. Na ir tie patys filtrai, apie kuriuos kalbėjau, ir graphics overrides nustatymai. Taip, 8 klaida. Tai model in place elementų modeliavimas vietoj loadable families, tai vietoj įkeliamų šeimynų. Tai įkeliamas šeimynas jau šiek tiek pristačiau, tai kiekvieną elementą mes galim susimodeliuoti arba parsisiųsti, turėti kaip atskirą failą ir saugoti jį elementų bibliotekui. Įkeliama šeima tokiu atveju yra panaudojama dar kartą ir naudojama kitiems projektams. Galime persiųsti kolegoms ir naudoti pakartotinai. Model in place įrankis Revit'e yra skirtas išdetalizuoti modelį ten, kur yra kažkokios netipinės situacijos. Interjero dekoras, eksterjero kažkoks dekoras, kažkokios detalės, kurias reikia išmodeliuoti ir kurios bus panaudojamos tik tam vienam projekte ir nebus panaudojamos pakartotinai. Nes model in place yra kuriami elementai būtent projekto aplinkoje ir vienintelis būdas juos perkelti į kitą projektą yra copy-paste į kitą projektą. Tai mes turim atsidaryti modelį, susirasti tą elementą ir įkopijuoti į kitą projektą. Taip pat model in place elementai neturi savo parametrų. Tai plotis, aukštis, gylis yra tam tikri apėjimai, kur mes galim pridėti šitus parametrus, bet iš esmės laiko atžvilgiu tai yra sudėtingiau negu sukurti įkeliamą šeimyną, kurią mes galim pakartotinai naudoti. Tai jeigu tik elementą naudosim dar kartą ir reikalingi kiekiai, reikalinga dokumentacija iš to elemento, jį geriausiai kurti kaip įkeliamą šeimyną per šeimynų redaktorių, sukurti, tada įkelti į projektą ir ten naudoti. Jeigu vis tik reikia kurti model in place elementus, tai dešinėje pusėje yra pavyzdys kaip ir tokių durų su turėklu, su apvalintų durų, tai šitam pavyzdį galit matyti, kad tada geriau model in place elementus skaidyti dalimis, o ne viską kurti viename redagavimo režime. Nes jau kai kuriame viską viename redagavimo režime, tai tas elementas ir yra kaip vienas objektas ir matote, kad tiesiog yra sudėtinga ir laikui imlu jį redaguoti. Kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, čia yra pavyzdys laiptukai, tai galime kurti model in place elementus, jeigu tai vienkartinis toks objektas ir reikia kažką labai konkrečiai detalizuoti, kaip šito atveju laiptų modeliukas, tai netipinio dydžio pakopos į tam tikrą vietą, kur turi pagal projektą individualiai tilpti, tuomet reikia būtinai pasirinkti tą model in place elemento teisingą kategoriją, šiuo atveju stairs, sumodeliuoti, pridėti pavadinimą, nurodyti reikalingą informaciją ir tada galima tokį objektą naudoti, kur yra tikrai individualūs sprendiniai reikalingi tam tikroje projekto vietoje. Ir model in place elementams galima priskirti globalius parametrus, tai ten pagrindė medžiagos parametrus, matomumo parametrus, kad galėtume keisti jiems medžiagą, jeigu naudojame daugiau model in place elementų modelyje, kad, pavyzdžiui, vienu
kaip parametrą galėtume medžiagą priskirti, nes kitu atveju kiekvieną tą modeliuką mums reikia pažymėti ir jam individualiai įeiti į redagavimo režimą ir jam būtent priskirti medžiagą. Tai vėlgi yra laikui imlu, nes jeigu mes turime įkeliamą šeimyną, mes jau suplanuojame, kad turėsime medžiagos parametrą ir medžiagos parametrą mes galime greitai pakeisti. O čia model in place mums reikia pakankamai nemažai klikų, kad pasiektume rezultatą. Tai laikui imlus modeliavimas. Ir bet kokiu atveju yra geriau tada susikurti loadable family. Taip, 9 klaida, kuri pasitaiko projektuose, tai naudojamas Paint įrankis visur ir ant visko. Paint įrankis yra skirtas dažyti sienams, veikia taip kaip SketchUp, ar ne? Mes paimam ir nudažom sienas, grindis, objektus tam tikrus. Tik Revitas paskui neturi tokios galimybės, ne, kad mes paspaustume ant to Paint objekto ir mes matytume, kokia tai yra medžiaga ir ją galėtume ten kažkaip valdyti. Tai reikia Paint įrankį naudoti šiek tiek atsargiau. BIM projektuose geriausia yra modeliuoti atskirus elementus, jeigu mums reikia, pavyzdžiui, sieną sudalinti skirtingom medžiagom ar grindys yra skirtingose patalpose skirtinga grindų danga, taip pat išmodeliuoti kaip atskirus elementus ir Paint įrankį naudoti atidžiai. Nes paskui yra tiesiog sunkiau pakeisti medžiagą, nes jeigu pamiršim, pavyzdžiui, medžiagos pavadinimą, kuriuo nudažėm elementus, tai vėl reikės dažyti iš naujo daug objektų. Ir jeigu pamiršit kokį vieną angokraštį, kokiam nors brėžiny išlys ne ta spalva, ar galų gale kiekiai skirsis. Taip, čia yra pavyzdys, kur ant sienos yra sukurtas split face objektas, tai siena padalinta dalimis, ar ne, ir pridėta medžiaga. Medžiagos pavadinimas čia yra Tiles 4.4. Ir galit pasižiūrėti, kaip atrodo Material Takeoffas, tai yra žiniaraštis kiekių skaičiavimas. Tai jeigu prasifiltravus būtent Material as Paint, mes tas uždažytas medžiagas žiniaraštį galime filtruoti as Paint parametru ir gauti taip kiekius. Tai šioje lentelėje yra viskas kaip ir gerai, matosi, kiekiai skaičiuojami, bet jeigu mes eisime per kitą prizmę ir mes skaičiuosime Wall Material Takeoff pagal sieną, ir pagal sienos medžiagas, tai mes galim matyti, kad yra Material Area, sienos plotas ir Material as Paint. Tai jeigu mes turime vieną sieną, tai mums medžiaga dubliuojasi. Tai medžiaga, kuri yra pridėta į sienos sluoksnį, jie skaičiuosis į plotą, lygiai taip pat, kaip ir skaičiuosis ant viršaus nudažytas as Paint įrankiu plotas. Tai reiškia, kad plotai iš esmės dvigubinasi. Tai reikia pasirinkti tuomet, kuriuo būdu mes skaičiuosime medžiagas. Jeigu skaičiuosime as Paint, tai tada naudojam Paint įrankį. Jeigu mums reikia sienų to medžiagų ploto be Paint įrankio, tai tuomet nedažykime sienų, o išmodeliuokime ir priskirkime medžiagas per sienų sluoksnius. Taip, kaip čia yra pavyzdys. Matot, šituo atveju naudotas ne split face, o yra išmodeliuota plona sienutė. Galite matyti per Properties lentelę, kad yra Basic Wall klinkerio apdaila. Ir mes žiniaraštyje gauname ir Material Area ir Area, jie sutampa. Tai reiškia, kad gauname tą tikslų kiekį ir
prie to pačio mes gaunam tūrį, nes S-Paint įrankis, jis neskaičiuoja tūrio. Tai tūris ten yra nulinis, jis tiesiog ant viršaus kaip uždažoma ir tūrio negausite. Tai orientuojantis į tikslius kiekius, reikėtų tuomet sumodeliuoti tiksliai elementus. Taip, ir jeigu mes tikrai naudojam tą Paint įrankį, piknaudžiaujam šiek tiek jo, paskui iš tikrųjų tas medžiagas ir pakeisti yra pakankamai sudėtinga, nes jeigu dar pavadinimų teisingų nėra, tai susiorientuoti modelį yra paskui tikrai sudėtinga. Tai geriausia modeliuojant iš anksto numatyti, kur naudosite Paint įrankį, o kur modeliuosite realiai ir kaip tai paveiks jūsų kiekių skaičiavimus. Taip, ir 10 klaida, tai darbas be darbo eigos strategijos, be workflow. Tai ypač aktualu BIM projektuose, tai realiai ta darbo eiga, joje neturėtų būti šių klaidų, apie kurias jau kalbėjau. Ir jeigu darbo eiga teisingai išspręsta, tai sumažinama klaidų tikimybė, palengvinama dokumentacija, tikslesni kiekiai ir tikslus federalinis modelis. Dabar šiek tiek pakalbėsiu apie gaires tinkamas darbo eigai BIM projektuose, Revito projektuose ir nuo ko pradėti. Tai pradėti projektuoti realiuose koordinatėse su modelio pasukimu į tikrąją šiaurę. Tai startuojant projektą, įsikelti į Revitą topo nuotrauką ir pasisavinti topo nuotraukos koordinates, nustatyti tašką, pagal kurį jūs tikrinsite tas koordinates, nes kartais būna, kad koordinatės nusimuša, gal pasislenka modelis, kad galėtumėte grįžti į pradinę būseną, tai reikia susikoordinuoti modelį ir pasukti į tikrąją šiaurę, nes koordinatės nustatyti tai dar ne viskas. Mes turėtume pasukti modelį į tikrąją šiaurę ir tada nustatyti, kokiu kampu, kokiu pasukimu mes norime atvaizduoti modelį savo plano vaizduose, kad nebūtų planuose ar ne kreivai pastatas nestovėtų. Tai kai modelis Revite yra pasuktas į tikrąją šiaurę, jisai stovi realiuose koordinatėse, bet vaizduose, planų vaizduose mes galime persukti į norimą pusę tiesiog brėžinius, kas neįtakos realios modelio padėties, ir tai yra vaizdo nustatymas. Startuojant Revito projektą, nusimatyti LOD. Tai yra level of detail, tai detalumo lygiai, tai nusimatyti, kokio detalumo modelio jums reikia, ar labai detalaus, ar abstraktaus. Ir, kaip minėjau, iš karto nustatyti levelius ir ašis, kad būtų aiškus atskaitos taškai ir aiškus levelių struktūravimas, aiški pavadinimų sistema, kad bendradarbiaujant būtų lengviau atpažinti, kur yra reikalingi lygiai, aukštai ir vaizdai. Naudoti tinkamą Revit šabloną, kuriame yra numatyta vaizdų struktūra, kalbėjom apie vaizdų struktūrą, elementų pavadinimai su teisingais parametrais, ar ne, nes pavadinimas turi sutapti ir su parametrais, jeigu mes šeimynos pavadinime įrašom skaičius. Sukelti ir projekte jau tam šablone turėtų būti sukelti reikalingi shared parametrai. Tai galim vienas iš būdų susikelti dabar klasifikatoriaus parametrus, NSIG parametrus, tai susikurti shared parametrus tokius ir įsikelti juos į projektą. Tai mes prie elementų parametrų lentelėje jau matysime ir NSIG parametrus ir juos mums beliks projekto eigoje tiesiog užpildyti. Tai jau pasiruošiam visą pagrindą, ar ne? Tai teisingai naudoti worksetus, jei dirbama komandoje, tai būtent centrinėme modelyje. Naudotis federaliniu modeliu pasirinktoje CDE nuo projektavimo pradžios. Atsiprašau už klaidą.
Federalinis modelis tai modelis, kuriame mes apjungiam visų projekto dalių modelius į vieną modelį. Galime tikrinti susikirtimus, pažiūrėti, ar nėra klaidų, ar visi modeliai yra reikiamose koordinatėse, ar leveliai sutampa. Ir na, jeigu ne tik projekto dalys, bet, pavyzdžiui, naudojami didelis yra objektas ir pastatas dalinamas korpusais, taip pat pasižiūrėti, ar viskas yra tvarkoje su tais modeliais, tai naudotis būtent federaliniu modeliu, apjungti visus modelius, visas projekto dalis, kad ateityje paskui nebūtų klaidų. Tai jau pradėtis iškart naudotis to federaliniu modeliu. Tai yra pirmas punktas, pradėti projektuoti realiuose koordinatėse su modelio pasukimu į tikrąją šiaurę. Tai dažniausiai architektai jau sukoordinuoja tą Revito modelį ir tada pasidalina su inžinieriais ir konstruktoriais ir visi modeliuoja pagal vieną atskaitos tašką realiuose koordinatėse ir paskui jau federalinis modelis gaunasi teisingas. Vėliau parodysiu skaidrę, kas tiksliai yra tas federalinis modelis, tiems, kas nežino. Taip, toliau kasdien atnaujinti modelius serveryje arba kitoje CDE vieningoje duomenų aplinkoje, jeigu nedirbama su centriniu modeliu. Tai vėlgi modelius labai svarbu yra atnaujinti, tam, kad nepasitaikytų klaidų ir jeigu klaidų pasitaikytų, kad jas būtų lengva greitai identifikuoti ir nereikėtų paskui daryti didelių modelio pakeitimų, tokių kaip, pavyzdžiui, levelis keisti, ar ne, paveiktų jau keletą modelių ir daug modelio elementų. Tai naujausi modeliai turėtų būti realiai kasdien įkeliami, kad ir versijuojami, geriausia, kad būtų versijuojami, kad galėtume grįžti į ankstesnę versiją ir kad komandoje dirbtų visi su naujausiais modeliais. Tai kas toliau, tikrinti susikirtimus kiekvieną savaitę, tai clash detection, vėlgi, kad neatsirastų klaidų. Ir modeliuojant galvoti keliais žingsniais į priekį, kokios informacijos pagal užsakovo reikalavimus reikės vėliau, kokie parametrai turi būti numatyti, ar naudosite reikalingas NSIG pavyzdžiui ar ne, kokius kiekius reikės skaičiuoti, kokiuose vaizduose elementas turi matytis, kokie brėžiniai ir kiek tų brėžinių bus reikalingi. Na ir apie ką kalbėjau, tai turėti ir naudoti šeimynų biblioteką pakartotiniam naudojimui. Tai po truputį išsidirbsite šeimynų biblioteką ir pildysite parametrais. Tai su kiekvienu projektu, manau, gerėtų tų šeimynų kokybė ir jos būtų išsaugotos bibliotekoje ir galėtumėt pakartotinai naudoti ir gauti maksimalią naudą būtent iš Revito modelio. Taip, naudoti modelio skaidymą ir linkus, tai čia va būtent jeigu reikia naudoti, jeigu didelis yra modelis, tai korpusais išskirstyti ir tada linkinti modelius vienas į kitą. Ir, pavyzdžiui, sklypo plano modelis yra atskiras modelis, architektūros modelis irgi kitas. Ir kad nedirbtume viename didžiuliame modelyje, kuris striktų ir kur ten jau būtų tiesiog per daug informacijos, tai skaidyti į dalis ir linkinti vienas į kitą. Ir jeigu trūksta funkcionalumo, tai naudotis Dynamo vizualinio programavimo įrankiu, kuris padeda lengvai filtruoti informaciją, taip pat ten reikalingi skriptai tokie, bet jų yra parsisiųsti, tai jeigu matote, kad tam tikras užduotis atliekate labai dažnai ir jos imlios yra laikui, galima pasigūglinti, pasižiūrėti, galbūt yra kiti Revito naudotojai įkėlę viešai prieinamą Dynamo koduką ir galima jį pasileisti ir naudotis. Tai parametrų įrašymui Dynamo yra puikus įrankis, kur mes parašom tiesiog, na, dar ne kaip su ChatGPT, nors jau irgi su dirbtinio intelekto įrankiais Dynamo irgi
yra surišamas, bet tiesiog, pavyzdžiui, jeigu reikia projekte visoms durims, kurios turi tam tikrą parametrą, pridėti dar papildomą kokį nors gaisrinės saugos parametrą. Tai kad nereikėtų patiems modelyje ieškoti, tai galima pasileisti Dynamo skriptą ir bus tas parametras įrašomas arba dydžius elementų keisti ir pervadinti šeimas. Funkcionalumas yra tikrai didelis. Tai galima pagreitinti užduotims naudoti Dynamo papildinį. Tai jau einam į pabaigą webinaro. Dar paminėjau tą federalinį modelį. Tai čia paveikslėlis, kaip jis praktiškai atrodo, tai kad kiekviena projektavimo komanda, kiekviena dalis atskirai rengia savo modelius ir paskui tas modelis dažniausiai BIM koordinatoriaus yra įjungiamas į vieną, tikrinamas klaidos, pažiūrima ar informacija, ar modelio elementai ir informacija yra teisingose vietose. Tai, šitą kol kas prašoksiu. Ir tas federalinis modelis taip pat reikalingas ir susikirtimų patikrai. Gaila, paveikslėlis, matyt, vienas nušoko. Tai mes galime vizualiai matyti tuomet naudojantis tam tikrom sistemom, pavyzdžiui, Navisworks ar Autodesk Construction Cloud, kokie modeliai ir kuriuose vietose kertasi ir matyti susikirtimų skaičius ir matyti, matot, čia yra pavadinimas modelio, kurio susikirtimai tikrinami su kitu modeliu. Tai va, ir tikrinti, ar tie susikirtimai yra reikšmingi, ar reikia išmodeliuoti, pavyzdžiui, sienose angas ortakiams, ar susikirtimas yra nereikšmingas ir galime palikti. Tai daugiausia metų susikirtimų yra su electrical modeliu, su elektrotechnikos modeliu, tai ten mes laidams angų nemodeliuosim, ar ne, bet pavyzdžiui, kur eina ortakiai ar konstrukcijų tam tikros dalys, tai mes turim jau pasižiūrėti, kad nesikirstų. Ir dar pavyzdys apie tą koordinačių sistemą Revit modelyje, kaip turėtų atrodyti. Tai mes pasirenkam tašką, pastato kampą, tašką topo nuotraukoje, suvedame koordinatės. Geriausia ir teisingiausia yra iš topo nuotraukos pasisavinti koordinates, pasukti modelį į tikrąją šiaurę, galit matyti, yra koordinatės ir kampas į tikrąją šiaurę. Ir paskui floor plans nustatymuose, vaizduose mes galim orientaciją padaryti, kad project north ir mums būtų brėžiniuose tvarkingai, bet jau modelis pagal Project Base Pointer, jis yra sukoordinuotas teisingose koordinatėse ir galima jau atlikti tikslų modeliavimą ir sklypo planą modeliuoti Revite ir kitus modelius ruošti teisingai. Tai kaip ir viskas. Žiūriu, kiek laiko užtrukau, beveik valandą ir užtrukau. Tikiuosi, kad gavot naudingos informacijos. Kviečiu užduoti klausimus. Matau, kad yra klausimų. Klausimas, ar galima centrinį modelį laikyti SharePoint'e, OneDrive ir sinchronizuoti su lokaliomis kopijomis? Tai, man atrodo, kad galima. Tiesiog turi būti tas atlankas, prieinamas, kad galėtume tą pasiimti modelį. Man atrodo, klientai yra taip darę, ar SharePoint'e. Kurie dažniausiai naudojami dalykai apsunkina modelio dydį ir kaip išlaikyti jį optimalų.
Revito modelio dydį labiausiai apsunkina suimportuoti DVG grupės, tiek 3D familių grupavimas, tiek 2D grupavimas. Tai jeigu mes darome daug draftingo, apie ką kalbėjau, kad reikėtų jo Revite naudoti kuo mažiau ir dar linijas, regionus ir panašiai dar apgrupuojame, tai jie saugosi modelio atmintyje ir vaizduose ir šitas apsunkina modelio dydį. Ir per didelis detalizacijos lygis, kai galbūt per daug LOD laikomės per didelio LOD apsunkina ir jeigu žinot, kad pastatas bus tikrai didelis, tai gal jau iš patirties darėte analogiškų modelių ir matėtės, kad jau sunkiai sukasi modelis, sunkiai atsidarinėja vaizdai, kažkas stringa, taigi tam projekte verta pamastyti, galbūt būtų galima tada modelį dalinti korpusais ar pastato dalimis. Tai būtų šitie keli dalykai, kurie padėtų optimizuoti. Ir aišku, optimizuoti modelį. Ir aišku, viską, ką mes importuojam į Revitą, visą tai taip pat strikdot. Jeigu į lapus, tai ne, bet jei vaizduote ten kažkokių lapų, DVG importuojam, dar jei išeksplodinam DVG, tai labai sunkiai pasidaro. Ir veikimą patį apsunkina taip pat grafiniai nustatymai, tai tose darbiniuose vaizduose geriausia naudoti Hidden Lines režimą ir nedėti jokių šešėlių ir medžiagų atvaizdavimo būtent su tais vaizdais, su kuriais jūs dirbate. Kada naudojamas design options, ar galima modelyje tam tikrą inžinerinį projektinį sprendimą, kurio dar nesinori ištrinti, laikyti design options. Galima naudoti design options. Design options yra skirtas versijavimui. Padaryti variantams kurti. Variantas A, variantas B. Aš asmeniškai tų design options nelabai mėgstu naudoti, esu darius, bet jeigu jūs suprantat ir, ta prasme, jums patogus tas įrankis, tai tikrai galima naudoti variantams kurti. Ar galima modelyje tam tikrą inžinerinį projektinį sprendimą, kurio dar nesinori ištrinti, laikyti design options? Taip, galima. Galit ir filtruose su filtru laikyti, tai tam tikriems, tam sprendiniui, to sprendinio elementams tiesiog įrašyti kokį nors parametrą, variantas 1, variantas 2 ir su filtrais rodyti. Ar federalinis modelis yra central model? Ne. Federalinis modelis nėra central model. Federalinis modelis yra, pavyzdžiui, architektūros modelis. Tai architektūros modelis mes galim turėti centrinį architektūros modelį ir prie to centrinio modelio dirbtų 5 žmonės, ar ne? Ir tas modelis paskui keltųsi į federalinį modelį. Tai federalinis modelis yra apjungtas visų dalių modelis. Tai konstrukcinių, inžinerinių sistemų, elektrotechnikos, architektūrinis. Ir kaip tikrinti clash detection, tai, kaip ir minėjau, Navisworks programinė įranga yra Trimble Connectas, yra Autodesk Construction Cloud. Tai yra programinės įrangos tikrinti susikirtimams. Jeigu šitų programinių įrangų neturit, tai tada belieka linkinti į Revitą ir vizualiniu būdu tikrinti. Tai pasidaryti, pavyzdžiui, Halftone vieną modelį ir kitą įsilinkinti ir tiesiog eiti per vaizdus, per apkarpyti su section boxais ir tikrinti rankiniu būdu. Arba yra tam skirta programinė įranga. Taip, kaip pasisavinti koordinates iš įkelto IFC failo, tai
yra, kuris yra Massing Insight, berods, ir Esquire Coordinates. Atsiprašau, Manage skiltyje yra Esquire Coordinates, kai jūs įsilinkinate, neįsiimportuojate failą IFC koordinatėms. Taip pat ir DVG, o reikia įsilinkinti ir tada per Manage Esquire Coordinates tuomet pasirenkat, spustelit ant modelio arba DVG ir tuomet pasisavina koordinatės. Patikrinimui siūlau visada naudoti 2 taškus modelyje, pasitikrinti, ar tikrai gerai susikoordinavo, nes kartais būna susikoordinuojam, bet gal blogas mastelis DVG būna, ar kas, kad vienas taškas yra gerai koordinatė, o patikrinus kitą jau yra blogas. Tai visada siūlau tikrinti pagal 2 taškus. Gerai. Įrašą duosim. Ir tada dar Kęstutis klausia, ar pastato padalinimas turėtų būti jau padarytas architektų, ar inžinieriai patys gali pasidalinti pastatą ir vėliau padaryti vieną IFC viso pastato. Taip, gali inžinieriai patys tai padaryti, nes čia susijęs su tuo klausimu, ar federalinis modelis yra central modelis, ar ne? Tai jūs tiesiog inžinieriai dirbate savo komandoje ir jeigu jūs nusistatot, kad jums reikia pasidalinti į 2 modelius, jums taip patogiau, tai, o paskui atiduosit į IFC viso pastato, tai galit taip drąsiai daryti. Nes čia nėra taip, kad architektai nusprendžia padalinti modelį, galbūt architektūriškai tas modelis tiesiog netelpa į brėžinius, o gal reikia dalinti korpusais, o kiti gali nedalinti tais korpusais, tik atkreipkite dėmesį, kad ir kiekiai šiek tiek skirtingai skaičiuojami iš linkų. Tai reikia paskui žiūrėti, kaip jums pagal užduotį, užsakovo reikalavimus, ar jūsų pačių užduotį jūs skaičiuosite kiekius ir juos pateiksit. Ir ar iš linkų viskas susiskaičiuos. Tai tiesiog dalinant į kelias dalis pastatą, atkreipti į tai dėmesį. Tai gerai. Dar kažkas klausimų? Dar kol pristatysiu mokymus, galite užduoti. Tai jeigu aktualūs tokie pažengusiųjų klausimai ir inžinerinių sistemų projektavimo klausimai Revite, tai turim visą šūsnį Revit mokymų pas mus infoeroje. Tai mokymus turim individualius arba grupinius, arba įmonių darbuotojams. Turim savo bazinės mokymų programas, taip pat ir darom individualias mokymų programas pagal jūsų poreikį, pagal jūsų klausimus. Tai jeigu turit klausimų, turit poreikį sužinoti daugiau apie Revitą ir modeliavimą, prašom kreiptis. Ir tie, kas nori pradėti modeliuoti Revitu, ar gal seniau mokėsi, nustojo ir nori atnaujinti žinias su naujausia Revito versija, tai nuo rytojaus startuojam Revito architektūrinės dalies mokymus, kuriuos vesiu aš. Tai matot informaciją ekrane, kaina 410 € plus PVM žmogui, trukmė 20 akademinių valandų, tai mes 5 susitikimus turėsim po 3,5 valandos. Gale pamokos visada skiriu laiko individualiems klausimams apie 30 minučių, kaip ir dabar šito webinaro metu. Tai gali būti bet kokie klausimai. Ir mokymai, klausė Renata, ar mokymai tik lietuvių kalba, galima anglų kalba architektūrinius mokymus, o kolega Vytautas inžinerinių dalių mokymus, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, vandentiekio veda taip
lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, jeigu reikia. Tai va, jeigu kažkam aktualu, kviečiu susitikti mokymuose. Šį mėnesį mokymai prasideda nuo ryt. Tai mokymai bus paskelbti mokymai.info.era.lt. Ačiū Jums už dalyvavimą, ačiū už klausimus, tikrai buvo įdomus klausimai, tikiuosi, kad atsakiau teisingai ir sėkmės Jums ir iki kito susitikimo.